Jolita Paičienė. Noras ir ryšys. Vaiko tapatybės kūrimas per santykius. Įžanga. Kiekvienas vaiko noras yra daugiau nei pageidavimas. Tai langas į jo pasaulį, kuriame jis kuria savo tapatybę. Ši knygelė kviečia tėvus ir globėjus susimastyti apie tai, kaip gerbti vaiko norus ir kaip jie padeda formuoti vaikystės pasaulį. 7 skyrius. Noras kyla iš ryšio, ne iš daikto. Vaiko noras nėra apie daiktą. Jis apie ryšį, matymą, girdėjimą ir buvimą kartu. Kodėl ne pats žaislas yra svarbiausias? Vaikas gali norėti meškiuko, bet jei paklausime kodėl, dažnai paaiškės, nes toks buvo pas tėtę, pas senelę, nes su tuo žaidė draugas, nes jis primena apkabinimą. Troškimas daikto tik durys į gilesnį ryšio poreikį. Daiktas tik simbolis. Tikrasis vaiko noras – būti matomam, mylimam, susijusiam. Gyvas pavyzdys. Maža mergaitė verkia, nes nori būti su mama darželyje. Auklėtoja atneša žaislą, bet ji vis tiek liūdna. Kai mama ją trumpam apkabina ir su šypsena pažada ateiti, liūdesys praeina. Ji nesiekia žaislo, ji siekia ryšio. Ką tai mums sako? Vaiko noras – jo būdas susisiekti su mumis. Kartais norime jį nuraminti duodami kažką materialaus. Bet svarbiausia tai būti, kalbėtis, girdėti. Vaiko aš kuriasi ne per žaislų kiekį, o per santykį, per žvilgsnį, per švelnų atsakymą į jo buvimą. Kada suprantame, ką vaikui reiškia noras, tada tampame jo saugumo erdve, o ne prekeiviu. Noras negimsta, kai viskas prieinama. Vaikas turintis perteklių praranda galimybę trokšti ir tuo pačiu praranda motyvaciją. Noras gimsta tik ten, kur yra laisvė. Be vidinės laisvės nėra tikro noro, tik reakcija į lūkesčius. Venk spaudimo. Dabar nori. Tau tikrai patiks. Imk, žaisk. Vietoj to pabandyk pasakyti. Jei norėsi, galėsi išbandyti. Čia tau, kai panorėsi. Noras negimsta, kai viskas prieinama. Kai turi viską, nebeturi nieko, ko norėti. Kartais verta daiktą atidėti. Pasiliksiu tam momentui, kai tikrai labai panorėsi. Noras tai ne tik alkis, bet ir laukimas, brandinimas. Noras ir vertė gimsta kartu. Nebijok kartais sakyti, dar ne dabar. Ar pasilikim, kai tikrai norėsis. Suteik galimybę laukti, svajoti, bręsti vaiko troškimui. Klausimas tėvams ar globėjams. Ar jūsų vaiko noras veda į kažką gilesnio? Ryšį, artumą, pastebėjimą? Ar jūs jį girdite tik kaip pageidavimą ar kaip kvietimą pabūti kartu? Pabaigos žodis. Vaiko noras – tai ne valdymas, ne kaprizas ir ne silpnybė. Tai jo kūrybos aktas, asmenybės daigelis, kvietimas būti šalia, saugumas. Kai suaugę tai išgirsta, auga abu, ir vaikas, ir jis pats.